Sveiki visi, užsukę į mano kanalą Grįžiko menas ir mano vardas yra Šarūnė ir aš grįžtu į eterį su trenksmu, su naujais projektais ir su patobrintu žaidimu. Tad patogiai įsitaisykite ir klausykitės, ką aš jums šiandien papasakosiu. Tai kaip ir minėjau apie projektus naujus ir žaidimą. Tai tikrai esu labai ilgus tų žaidimo. Ir bus tikrai smagu grįžti man prie to žaidimo. Taigi dabar su tais projektais bus iš viso 4 projektai, kurie dalyvaus žaidime. Ir vienas bus būtent ne iš Astros schemos, bus autorinė schema, kita visiškai. Ir su Bieso, tai tikrai bus ką veikti, tikiuosi susidraugauti su to Bieso. Anksčiau esu bandžius kažkada labai senai, bet ne tiek daug, kiek dabar žadu. Tai tikiuosi man patiks, pavyks ir susidraugausiu, kaip sakant. Tai žiūrėsiu, kaip seksis. Ir kiti 3 nauji tai projektai tai yra būtent iš Astros schemos. Visada bus pagrindiniai man turbūt būtent Astros schemos pagrindiniai paveikslai. Aš jų visada, kaip sakant, aš tikrai jų neatsisakysiu. Ir man visada patiks būtent Astros schemos ir tikrai siuvinėsiu visada, bet tiesiog norisi kažką naujo įnešti savo tą rutiną siuvinėjimo ir tikrai turbūt gal pribrendau pabandyti kažką naujo arba tiesiog susidraugauti su to Bieso, kaip sakant, išdrįstu. Tai va, dabar pereinant prie žaidimo, tai ką minėjau, bus patobrintas, tai atsisakiau kamuoliukų ir kauliukų. Ir tik tai bus 2 sukimai, dar pridėjau 1 sukimą, tai dar ką įterpiau, tai įterpiau būtent, kad rinkis tu, tai rinksius būtent aš, ką noriu suminėti, ką pasibėjau, kai anksčiau žaidžiau žaidimą, tai trūko būtent savo norų, ką aš noriu būtent suvinėti, nes tikrai yra smagu, kai gali pati pasirinkti, ką tu nori suvinėti. Tai va, tą įterpiau, kad rinkis tu. Irgi biškai paspalvina tą žaidimą, kaip manau. Ir dar būtent toks bus nenuobodus, nemonotoniškas irgi žaidimas, aš manau irgi. Tai va, ir paskui dabar dar kas dėl projekto, tai tas būtent naujas projektas, kur nebus iš Astros schemos, tai bus kol kas jums paslaptis, intrigėlė tokia paliksiu mažą, kaip sakant. Tai bus, tikiuosi, tikrai įdomu ir lauksit, kas ten išryškės, tai jau kaip biškai aišku, jau bus tas ryškėjimas ryškės ir kai matysite, jau kas ten ir bus, jau kaip nuspėsit, žodžiu, taip neįsitempus, tiesiog jau kaip kas nors kažkas biški matysis, aš jums ir parodysiu, kas ten bus. Kaip sakant, ilgai tos intrigos nelaikysiu. Aišku, dar priklauso, kaip man dar ruletė suks. Grįžtant dar prie žaidimo, tai būtent, kaip minėjau, 2 sukimai laukia, tai bus būtent dar 1 sukimas, tai bus kiek aš dienų suvinėsiu. Ko tikrai norisi, ko pastebėjau, būtent suvinėdama tas žuvytės iš tikrųjų. Labai man patiko žaisti žaidimą ir tas visą laiką tas žuvytės suvinėti labai kažkaip, na tai, kad atsibosa, gal ir atsibosa, nežinau, bet tiesiog kažko dar vis tiek trūko, to įvairovės gal trūko tam suvinėjime man. Tai tikrai buvau padėjusi šoną tos žuvytės ir grįžau bent savaitei prie žaidimo. Tai tikrai labai patiko pažaisti bent savaitę tą žaidimą, tai tikrai atsigavau ir tada baigiau jau tas žuvytės. Bet pastebėjimas toks buvo man, kad ko trūko, tai būtent, kad norisi ir ilgiau pasidėti prie to suvinėjimo. Tai ką aš įvedžiau, tai įvedžiau antras sukimas būtent kiek aš dienų suvinėsiu. Tai irgi leis tas sukimas, būtent kiek žinau suvinėsiu, leis pabūti ilgiau su to paveikslu, leis daugiau padėti kryžiukų ir nebus toks monotoniškas, nenuobodus, irgi bus daugiau žaidime įneš spalvų, kaip sakant, tikrai manau bus daug įdomiau žaisti jį. Manau, tikrai tas žaidimas, kurį biškai patobulino, man bus tikrai
idealus, galima netgi pasakyti. Matysim, kaip bus toliau, bet šiuo metu man jis tikrai atrodo tikrai daug spalvingesnis ir daug įdomesnis, ką šiuo metu patobulinau. Taigi, tai tas dienų, kiek tas dienų eis? Daugiausiai kiek dienų? Galvojau pradžioj 3 mėnesius, gal tikrai nuskambėjo daug labai. Ir tikrai ne 3 mėnesius, žinokit, nes man pačiai tikrai daug atrodo, paskui galvojau 2 mėnesiai. 2 mėnesiai irgi, sakau, man nelipo mėnesis. Mėnesis, vis savo kartojau mintise, mėnesį. Žiūriu, visai prilipo, manau, pats tas viduriukas yra, kad ilgiausiai pasidėti prie vieno paveikslo mėnesį laiko, tai leis irgi daugiau jį pasiuvinėti, daugiau pajudinti ir greičiau netgi ir užbaigti kurį nors, gal netgi irgi leis. Ir kaip eis, tai eis taip, kad 1, 2, 3, 4, 5, 6 dienos, paskui savaitę, 2-3 savaitės ir ant galo mėnesį. Tai va taip realiai sudėjau tas taip dienas suskirčiau ir žiūrėsim, ką man įstruks, būtent kiek aš dienų tą paveikslą siuvinėsiu. Tai tikrai labai, manau, bus įdomu ir smagus žaidimas toks, kad nebus kas savaitę keisti paveikslą, bet tiesiog leis galimybę ir pasidėti prie jo ir ilgiau, ir trumpiau, ir pakeitiliuoti dažniau, toks tikrai spalvingesnis žaidimas bus. Taigi, tai dabar gal prisiminti visai būtų smagu, būtent kokie tie paveikslai dalyvauja žaidime ir būtent tie 3 nauji projektai, būtent irgi iš Astos, kaip minėjau, dalyvaus, o to kito 4 projekto jums kol kas dar nerodysiu. Tai bus intrigėlė, paslaptis, kol kas jums kas tas paveikslas bus. Taigi, taip pat trauksiu biškį planšetę į šoną ir biškį švieselę atspindės, tai gal geriau šitai rodysiu jums. Iš šono labiau geriau matysis. Taigi, elniai didelis paveikslas. Aš su tais paveikslas iš tikrųjų labai daug neįsitempsiu, nes manau tikrai nereikia, nes ir praeitam video yra tų visų jo, kiek jis tenai, jo dydis, tasim, koks jo yra ir taip toliau. Prisiminsim, žinoma, vis tiek prisiminsim, bet tiesiog dabar nenoriu labai stipriai įsitempti per daug, būtent su tais paveikslais. Tai parodysiu ir prisiminsime, kokie dalyvauja ir kokie dalyvaus. Tai vat, rožių puokštė, gėlių mergina, ką labai gražus paveikslas, jau mačiau ir įsiuvinėtas, yra jau įrėmintos vienos merginos, tai labai gražu tikrai, bus smagu vėl prie jo prisidėti. Tulpės, kaip tulpės gražiai atrodo. Labai irgi šis, man atrodo, bus iš visų tulpių, biškai dulkėja čia man. Baisu. Nieko baisos, nusivalysim. Gerai. Toliau žiūrim. Taigi, žiema, labai gražus. Žiemiškas čia, kaip prisimenu senais laikais, kai daug sniego būdavo, šalta, dabar kur tu sniegą pamatysi iš lango, jau pranaša į tos šilumos, viskas, vėl sniego nebūta. Tai tikrai labai bus smagu siuvinėti. Toks pusiau man šaltas toks atrodo žiema ir pusiau tokia lengvas šaltukas, toks miksas, tas paveikslas toks man duoda, mikso to tokio duoda. Paskui karšta kakava. Šis paveikslas labai šiltas, jaukus, labai smagus. Tikrai toks kalėdiškas labiau irgi. Labai gražus. Apie dydžius, apie juos papasakosiu tada, kai man iškris, kai rulėtė iškris, arba kai aš pasirinksiu, jeigu bus, tada daugiau apie jį papasakosiu. Kaip ir minėjau, nenoriu per daug įsitempti, stipriai. Ir ką? Drugelių skrydis. Šis paveikslas, žinokit, labai man gražus. Ko trūksta žiemą? Žiemai trūksta ko? Saulės, šviesų daug, tai šitas būtent man paveikslas, nežinau, atstos viską, viską, ko trūksta šiuo metu žiemai, tai šviesių spalvų, saulės, tai jis man labai atstos, atgaiva akim, kaip sakant, tai žinokit, tikrai labai džiaugiuosi. Tas pasiruošimai, tie 3 paveikslai, žinokit, tikrai užtruko.
Bet, kaip sakant, pagaliau sulaukiau tos dienos, kad galėsiu grįžti prie žaidimo ir labai džiaugiuosi, tikiuosi jums patiks stebėti būtent šios projektus, kaip jie judės, kaip jie plėsis, kaip jie augs. Tad tikrai kviečiu palaikyti mane ir stebėti šiuos paveikslus. Taigi, tai šitie visi paveikslai, 3 nauji, paskui eina tulpes man jau maistu. Bet nieko visaus čia mano. Gėlių mergina, rožių puokštė, žinokit, visų labai pasilgau. Paveikslų, iš tikrųjų, ką galiu pasakyti dar apie tos paveikslus, tai bus 2 didžiausi paveikslai, tai šitie. Nežinau, kuris didesnis, tikrai reiks pasižiūrėti, labai įdomu irgi. Bet šitie 2 paveikslai, kurie bus didėjai. Tai va tokie mano 3 nauji projektai. 2 žiemiški į temą, nes žiema. Iš tikrųjų labai norėčiau, kad iškristų kažkas iš šitų, nes artėja kalėdų šventės, man labai jauduliukas irgi šventiškos nuotaikos pas mane. Tai labai norisi, kad raletė suktų būtent man iš šitų paveikslų. Arba gali ir šitas būti irgi, žinokit, bet šiaip labiau traukia link žiemo, nors pabandyt kažką pasiminėti žiemiško, kaip sakant. Tai va, tiek apie tos projektus, tai manau, galim eiti prie pačio svarbiausio, tai sukimo būtent. Ir matysim, ką šiandien siuvinėsiu ir būtent tiek aš dienų siuvinėsiu, kas labai man įdomu. Kiek kažkas siuvinėsiu. Tai pasimsim tuo. Pasimkim. Žiūrėkite. Tuo atsidarysim. Jauduliukas tikrai yra, žinokit. Kirba jauduliuks. Štai, kaip matot, aš biškai gal šoną patrauksim lempą atsargiai. Nežinau, taip gerai bus. Biški tamsu, bet nieko. Gerai. Taigi, ką aš jums pastovą, kai mato 2 sukimai, kiek dienų siuvinėsiu ir paveikslai. Tai pirmą vietą, aišku, suksim paveikslus ir kaip matot, gal va taip iškišau, bet irgi nelabai patogu. Tai teks taip. Iškiria, palaukit. Norisi vis tiek man kažkaip, kad ant paveikslų bent šviesos nebūtų. Va, gerai, kamputis gerai, manau. Taigi, va, yra būtent suksim visi šitie paveiksliukai, va, rinkis tu ir paslaptysim. Kas tas paveikslas, žinokit, nežinau, kas iškris, kaip minėjau, norėčiau žiemiško kažką tikrai. Ir nežinau, kiek aš dienų siuvinėsiu, bus tikrai labai įdomu. Įdomu tikrai bus, tai ilgai nešnekėsiu, netempsiu gumos, tiesiog imkim ir sukim, ką mums išsuks ruletė. Žiūrim. Va, tai tau, žinokit. Siuvinėsiu paslaptis naujas visiškai projektas, būtent ne iš Astros schemos, bet ką galiu pasakyti, jisai tikrai bus žiemiškas irgi, su žiema susiję ir visiškai kita medžiaga bus, 14 kaunto netgi irgi naujovė man irgi tokia. Tai dabar žiūrėkime, kiek aš jį dienų siuvinėsiu, kiek aš dienų jį siuvinėsiu, suksim. Irgi ilgai netempsiu, va, kaip minėjau, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dieną, savaitę, 2, 3 ar mėnesį, kadangi tas paveikslas, ką dar galiu pasakyti intrigėlėm, apie tą intrigėlę, tai kad tas paveikslas tikrai nėra didelis, kaip ir tikrai nėra didelis, nepalyginti su Astrom schemom. Taigi, nieko nekalbėsiu, tiesiog imkim ir sukim, kiek aš dienų siuvinėsiu. Tris savaitės, gal ir per tas 3 savaitės netgi žiūrėkit turėsiu ir pabaigtuką. Jo, gerai visai, ką, smagu. Taigi,
toks mano jums sugrįžimas mano į eterį su naujais projektais, su patobulintu žaidimu. Ir siuvinėsiu būtent intrigėlę jums, tikiuosi jums patiks. Ir palinkėkit man sėkmės ir tikiuosi gal ir netgi per tas 3 savaitės aš jį užbaigsiu, bet žiūrėsim, kaip čia man eisis, tikrai ir jauduliukas kimba, žinokit, ir visa kita. Taigi gerai, nieko daug nekalbėsiu, nesitemsiu. Noriu jums palinkėti lygių kryžiukų, prenumeruokit mano kanalą. Dar ką galiu, tikrai Facebook'e sekit man irgi kryžiukų menas, Instagramas yra irgi, paliksiu tikrai jums ir nuorodą, sekit, stebėkit, tikrai kelsit nuotraukas, žiūrėsit, matysit, kaip aš jį judinu, su į YouTube kėlimais video medžiagom, tikrai nemanau, kad kelsiu kas savaitę, žiūrėsiu, matysiu, gal tiesiog į vieną video geriau sujungsiu, kas savaitę ir bus vienas video tiesiog, nes nežinau, ar taip būtų netgi gerai, kad kas savaitę kelti tą visą progresą, po savaitę jau geriau vieną į krūvą sumesiu, kaip sakant, ir viską pamatysit, kai man ten sekėsi susiminėti. Ir be to aš kelsiu nedaug, bet kelsiu tikrai kiek pavyksta man padaryti būtent į savo grupę Kryžiukų menas. Tai ką, kviečiu visus prisijungti prie manęs, dar ką norėčiau, irgi gal atsiras irgi norinčių su manim kartu pažaisti šį žaidimą, tikrai apsidžiaugčiau, jeigu prisidėsit prie manęs, tikrai būtų smagu į kompaniją pabandyti, bent pažaisti šį žaidimą, aš tikrai manau, tikrai patiktų ir būtų įdomu pažaisti, nėra tos monotonijos, tikrai spalvingas žaidimas, tad kviečiu prisijungti ir prie manęs. Tai va, prenumeruokit mano kanalą, spauskite laiką, komentuokit ir ką, linkiu jums lygių kryžiukų ir gražios savaitės. Ate.